middlevaras, tos tarpinės funkcijos, yra. Esminis momentas yra nextas, turbūt. Nors techniškai čia viskas yra esmė. Ant kokio rauto. Ką daryti. Pavyzdžiai. Middlevaras su indeksiniu valdymu. Ja. Iš esmės visos tos funkcijos, kurios yra tarpinės tarp įeinančio requesto ir ten to response sendo. Tai viskas yra in between, middle. Tai jau. Tada. Kas čia gero? Va, pavyzdys. Kažkokia atskirai aprašyta funkcija. Ir jinai naudoja use, esminis momentas. Kodėl? Nes tai nėra pririšta prie jokios nuorodos. O kur esmė? Tai reiškia bendrinio pobūdžio logika, ne kažkokiai nuorodai skirta. Nes vienas pavyzdysgi buvo, kur indekse, tai va čia yra tas 1, 2, 3, tai čia yra tos tarpinės funkcijos būtent konkrečiam rautui. Ne? Būtent konkrečiam rautui. O ką galima padaryti? Galima padaryti praktiškai lygiai tą patį, nes čia function, ne, kuris gauna ten tą request ir next ir taip toliau. Tai aiškiai tas pats, kas ką tik čia buvo padaryta. Nu, tiksliau, šitos konkrečiau funkcijos 1, 2. Ir vietoj to, kad jos būtų executinamos ant kažkokio vieno dedikuoto rauto, jas tiesiog naudoja bendrinių atvejų. To ir viskas. Tai iš esmės galime ir mes tą patį pas save pasidaryti. Tai sakykime šitoj vietoj. Publikai. Šitaip. Kas čia bus kokia function. Before anything. Va taip. Reiškia, kadangi aš ją ketinu daryti kaip middlevarinę tą funkciją, tai man reikia šitų dalykų ir reikia iš karto nepamiršti, kad ties jie niekas nesustotų ir tiesiog eitų toliau daryti kažką tais. Ir čia jau galiu daryti, ką noriu. Nu taip, sakykime, kad ir tas pats gauta užklausa. Kokia užklausa, kol kas nieko nežinau, galėčiau lysti į ten tą request objektą ir išsitraukinėti visą info. Bet, sakykime, bet kokią užklausą gausiu, visą laiką šitas pradės firint. Tai jeigu mes dabar, pavyzdžiui, ateisime kreiptis į savo homepage'ą, tai aiškiai yra vienas requestas grinai homepage'ui, bet tada jisai dar šiek su savimi inicijuoja krūvą kitų requestų į mūsų serverį, tai iš tikrųjų aš čia turėčiau visą seriją po tokių tekstų pamatyti. Tai aiškiai po vieno refresh'o, kas čia atsitiko, nieko neatsitiko. Kodėl? Nes aš funkciją sukūriau, bet jos nepanaudojau. Tai va, tai app, use, before anything. Nu va, refresh ir voilà. Vienas requestas, ne, iš kliento pusės, bet iš tikrųjų jisai parašė viską, kas atėjo. Viską iš eilės. Ir gauta užklausa ir pavyzdžiui, va čia mes galime išsispausdinti request URL, turėtų būti toks, ne? Nebus tokio daikto kartais. Ir matosi, va, kokia užklausa kiekvienu kartu atėjo. Tiesiog, kažką pasidarai, jeigu nori, čia gali pasidaryti, kad maždaug patikrint, kad tu apskritai kreipiesi ir
ne ten, kur reikia, ne ten, kur aš noriu, ne ten, kur leidžiu, arba ne taip, kaip aš ten noriu, leidžiu. Ir būtų galima iš karto nukilinti, pavyzdžiui. Tiesiog. Tai va, tai middleware. Ne? Ne? Nes naršyklės interfejsas tiesiog paprašė šitą rezultatą. Tam, kad šį čia konsolį suveiktų, reiškia, naršyklė turi gauti JavaScript failą, kuris yra executinamas. Bet šitoje vietoje jinai failo jokio negavo. Ar bent jau aš nematau, kad gavo. Tai va, naršyklė turi gauti JS failą visų pirma. Tai va, tai tokie dalykai ir čia, pavyzdžiui, galėtų būti jau date. Buvo skirtumas milisekundėse, kada kokie request atėjo ir atitinkamai į kokias nuorodas, pavyzdžiui, atėjo. Jeigu šitos next eilutės nebūtų, būtų įdomu. Ir suksiu kratelį. Reiškia, pirma užklausa matosi atėjo, reiškia, pats middleware'as suveikė, bet netidavė darbo sekantiems. Bet vos tik tai atpalaiduoju, visi subėga. Nu. Middleware'as, tarpinė funkcija tiesiog ir viskas. Kaip jinai bus panaudota, yra du skirtingi variantai. Tai reiškia, arba prieš bet ką, prieš visas atėjusias užklausas. Tai reiškia, kalba yra apie app use, arba pririšta prie konkretaus rauto. Kiek reikia, ką jūs norite pasidaryti. Lygiai taip pat, reiškia, niekas nedraudžia turėti dviejų middleware'inių funkcijų. Ir čia netgi, pavyzdžiui, pasakyti, tipo, truputį kažkas skirtingo. Ir antras, ne? Reiškia, ir vienas, ir kitas middleware'inės funkcijos. Ir opa, šaunu, ir va. Vienas spausdina kelią, kitas spausdina metodą, bet jie visi vienas paskui kitą vaikšto. Ir šituo atveju jie visada dirba abudu. Visą laiką, prieš visas užklausas iš eilės. Ne, vienas, kas pirmas atsirado, išspausdino pirmą kelią, urlą. Tada metodas. Kelias metodas, urlas metodas, urlas metodas. Ne, nes ateina užklausa. Iš kliento. Užklausa ateina vienu metu. Ir tada visa šita logika tvarkosi su viena užklausa. Milisekundės tikslumu. Ar ten nanosekundės, whatever. Ir dėl to jisai sako, pirmą padaryk tą su šita užklausa, paskui padaryk šitą su šita pačia užklausa. Jau kai su šita susitvarkė, atėjo sekanti užklausa. Ir su ją susitvarkė du middleware'iniai, šitie variantai, šitos eilutės, dvi funkcijos. Paskui atėjo dar kita užklausa. Ir dar kita užklausa atėjo. Ir kiekvienai jų atitinkamai suveikė dvi middleware'inės šitos funkcijos, ir paskui suveikė ten kažkas kitas. Tai šitais atvejais suveikė va šitas, nes jisai iš ten to public folderio turėjo atidavinėti atitinkamus failus. Jo, tasme, tu gali išsiaiškinti realiai, kokios atėjo užklausos į serverį. Kiek laiko, kad užtruko vykdyti, tau reikėtų turėti mechanizmą, kad tuos timestampus reguliuotis. Kada pradžia, kada pabaiga. Čia jau sunkiau bus padaryti.
Vienas tikslas, tai kita, tai kažkas. Ne visai, matai, tai, kad mes visi ateinam ryte ir pasakom labas rytas, visi, va, tai nereiškia, kad tai yra kažkuo ypatingas scenarius visos dienos kontekste, kai tu likusiom ten 10 valandų nebesakai labas rytas. Tai čia lygiai taip pat. Va šitos užklausos, va, jos subėgo, kažkas padarė, bet tai apie sistemą nieko nepasako, apie užklausėją irgi nieko nepasako. Čia net nepasako, ar čia yra vienas vartotojas, ar čia yra 5 skirtingi vartotojai. Realiai nieko nesako. Jo, sako, kad maždaug panašių metų tiek užklausų buvo padaryta. Kad daugiau nelabai ten ką sako. So, kas dar gero? Middleware'as, tarpinės ten tos funkcijytės. Žiūrėjom toliau middleware'inės funkcijas, timestampai visokie. Ir netgi pavyzdys yra, reiškia, kai ta middleware'inė funkcija vietoj to, kad laiką spausdintų, sukuria prie requesto objekto papildomą vidinį key value, nes requestas yra objektas. Ir tam, kad iš vienos funkcijos, iš vieno middleware ten į kitą pereito, ir aš atitinkamai iš tų middleware'inių funkcijų paskui eitų į va šitas visas funkcijas, jau ten tas vidinės visokias, tai request ir response objektai yra tie, kurie vaikšto visą laiką iš vienų rankų į kitas rankas. Tai sako, galite savo susikurti prie request objekto papildomų dalykų, išskyrus neoverridinkite tų, kuriuos žinote, tai reiškia, pavyzdžiui, to pats URL, metodas, ten, krūva kitų. Reiškia, jūs išsispausinat, tuo mes šitą užkomentuosim. Aš tai nebūtume komentuots, išsispausinat requestą, ne, tiesiog, tuoj, kad va šitas requestas, visas didžiulis objektas. Esmė yra neoverridinti jau esančių key value porų. Nes sugriausit viską, sugadinsit informaciją, bet galite prie to objekto prisidėti savo unikalios informacijos. Tai jo, kad nesugriauti. Ir tada tą informaciją nešiotis su tuo requestu visą laiką. Visą laiką nešiotis. Koks čia galėtų būti pavyzdys, sako. Koks čia pavyzdys. Va, ta pati funkcija, kuri nuima chronometras iš serijos, kada requestas prasidėjo. Paleidžia ten tą middleware'inę šitą funkciją, ne, tai reiškia, va, sutampa pavadinimas. Tada užregistruoja panašų rautą ir kai ateini į tą homepage'ą, štai ką reikia daryti, sako. Ok, tekstas yra labukas ir prie to teksto dar prideda, matau, HTML gabalą, kur viena iš teksto dalių yra tam pačiam request objekte esantis request time'as, iš kuris į toks gražuolis atsiranda, nes middleware'as sukūrė papildomai tokią key value porą, ne, request time'as ir čia yra jo value. Ir išsendina paskui ten tą responsą, tai aiškiasi tą tekstą subildintą. Tai, pavyzdžiui, mes irgi lygiai tą patį galim pasidaryti, ne? Tai PVZ, čia netgi padarysime, tarkime, before anything ir prie requesto, galim tą patį time startas, taip pavadinsiu. Ir sakysime, kas tenais, tiesiog date now, gerai, date now. Tai va, pas mane request objektas pasipildo naujų raktu. Tikiuosi tokio rakto pas mane nėra ant to request objekto. Ir jeigu ką būtų tiesiog poreikis labiau specifinį raktą pasivadinti. Ir pavyzdžiui, sekantis gali padaryti request, tai ten koks nors middleware text. Tikrai tokio tai neegzistuoja. Ir maždaug hello
from middle. Ne? From the middle. Ir volia, šitie prisideda. Reiškia, vienas middlevaras prideda naują key-value porą su laiku, kitas su tekstu. Ir PVZ, kad ir tas pats, irgi homepage'inis variantas, netgi, žinot, net ne homepage'inį variantą mes padarysime. Mes galim padaryti app get slash middle ir kas ten bus request response. Ir sakysim response send vektikose netgi gal čia galime JSON-ą kokį nors išsiųsti, kad būtų gražiau. Jo, davai siunčiam JSON. Ir bus objektas, kur time'as yra request ir koks tenais time startas vadinasi pas mane. Ir tekstas buvo request'e esantis middlevar tekstas. Va. Tai reiškia, kreipiuosi į rautą middle, su get metodu, ir jisai man turėtų grąžinti atitinkamą objektą. Ką tas objektas savyje turės, reiškia, iš ten tų tarpinių funkcijyčių, kai ateina tas pirmasis requestas, tos kiekviena funkcija individualiai prie to globalaus, galima sakyti, kintamojo objekto sukūrė papildomas reikšmes. Ir tas reikšmes galiausiai aš ištraukiu ir jau atiduodu, reiškia, galiausiai. Tai šį čia žinoma patikrinti, kadangi su JSON-u, tai, gerai galima turbūt ir šitoje vietoje, tik tai čia skaitomumas bus ne kažką. Slash middle. Ir matosi, čia yra JSON-as, čia yra stringas, negražus daiktas. Bet lygiai analogiškai galėjom padaryti ir štai šį čia ir gaučiau jau tvarkingą JSON-ą, ir dirbi toliau ten kažką tais pagal poreikį. Ir klausimas įdomu, ar būtų koks nors skirtumas, jeigu mes dar dadėtume date now. Va čia. Ko aš tikiuosi, kad middlevarai, kai eina iš funkcijos į funkciją, kad tai užima laiko ir tikiuosi pamatyti, kad kai middlevaras pasileido, buvo vienoks laikas ir kai jau reikėjo išsiųsti atsakymą, kad yra truputį vėliau. Ir tada, jeigu norėtume, galėtume paskaičiuoti skirtumą ar dar kažką tais, ne? Tai šį čia gal paliksiu į ramybei ir va šitaip. O, žiūrėk, 3 milisekundžių skirtumas yra. Jėga. 3 milisekundžių. Reikia dar vieną pabandyti. 1 milisekundės. 1 milisekundės. 0 milisekundžių. 1 milisekundė. Grubiai, vis tiek skirtumas yra. Nedidelis, bet yra. Ok. Tai va, tai tada, sako, jau būtų galima matuoti laiką, kiek realiai užtruko įgyvendinti pačią užklausą. Tai maždaug diffas, laikas dabar minus šitiek. Diffas 3 milisekundės. 0, 1. You have no problem reading.
Jo, būtent, kai neapkraunam. Ir gali būti, kad jeigu mes tos differences siuntinėtume, ir jeigu norisi ten tą performance pamatuoti iš duomenų bazės ar serverio tiesiog pusės, galbūt ir būtų make sense, bet kažką tokio susimastyti pas save. Kažką tokio. Tik tai, esmė gautųsi šito vietoj, kad siūsti į kliento pusę nėra reikalo. Realiai, nėra jokio reikalo. Geriau ten darant requestus, šituo atveju būtų tiesiog į konsolę savo išsispausinti ten tą skirtumą ir viskas, ir tiek žinių. Tai kind of, ką tu ten užtruko, mes sekundėmis ir užtruko štai tiek. Tas pats velnis. Tai reiškiasi, susiemu šitą gražuolį, vėl tu nesusimažinę. Sendinu. Ir tiesiog man čia į konsolę tą patį spausino laiką, kiek užtruko milisekundžių. Nes klientui to žinoti, nežinau, gal nelabai reikėtų. Nebent jau specialiai norit tokius telemetrinius duomenis siuntinėti klientui, galbūt tas iš tikrųjų aktualu, nežinau. Tai jo, testuoja ten kokį nors kitų įrankių. Grožis, Grožis. Ateina užklausa, galite kažką tais primastyti, pasidaryti ir toliau perduoti kitom funkcijom, jos toliau jau naudojasi ten tą esančią info. Kas dar gero čia? Middleware function validate cookies. Čia jau konkretus pavyzdys tiesiog bet ir tai čia toks fakinis, nes niekas nežino, kaip šitas veikia šitą funkciją. Tai čia realiai bla. My function implementation, žodžiu, kosmosas. Using middleware'as yra apie tą patį. Čia dar nėra middleware'ų ir čia jau prasideda middleware'as, tai reiškia šitą tarpinę funkciją. Ir čia yra dar viena tarpinė funkcija. Atkreipiam dėmesį į tą patį user, Tai tiesiog, ką jie šitoje vietoje padarė, jeigu atkreip dėmesį, tai reiškia, jie savotiškai šitą dalį dvi atskiras eilutes apjungia į vieną, bet priskirdami konkrečiam rautui. Ką tai reiškia? Tai reiškia tą patį, kur buvo su 1, 2, 3. Tai 3 niekada neegzistavo. Nebuvo galutinio to responso. Tai reiškia, buvo visą laiką tik tai next. Ant ten to kažkokio rauto ir viskas. Tai tiesiog reikia įsiskaityti logiką, galiausiai. Ar jums tiesiog užtenka čia praskipinti ir kažkokius ten pirminius, paskaičiavimus pasižiūrėti, padaryti ir galbūt responsas įvyks ten kažkada kitą kartą, ties kita kodo eilutė kažkokia tais. Tai galbūt taip, galbūt ne. Galbūt taip, galbūt ne. Taip, kas dar gero? Čia kažkas įdomaus, čia turbūt nelabai įdomaus, čia vėl labiau konkretus pavyzdys pateiktas to paties panaudojimo. Kas dar, čia Jėzus Marija, kiek visko prirašyta, bet čia jau yra biškis skirtumas, kai kvieti nextą su konkrečiu žodžiu route. Va taip. Pabandom šitą su next route. Vašyčia. Jisai realiai praskipins likusius rautus šitoje dalyje. Tai reiškia, šiaip tai sakytų next, tai reikia kitas rautinę funkciją daryti, bet ją tiesiog prašoks.
praskipins. Turbūt su 1, 2, 3 galėtume šitą išsibandyti. Ir dabar klausimas. Bet čia reikia jo atskirą app-getą su analogišku keliu. Vat kur yra šuo pakastas. Tai reiškiasi, pas mane turėtų būti vėl tas pats 1, tik tai čia neturi būti 3, čia neturi būti ką daryti. Ir tada ties 1 pasakysiu route. Tai reiškiasi, mano dabar hipotezė yra kokia. Jeigu aš ateisiu į kelią pirmadienis, tai turėsiu įgyvendinti 1 ir 2 funkcijas. Tai reiškia, turėsiu įgyvendinti šitos 2 dalykus. Kadangi jie abu nextina, tai reiškia, jie responso neišsiūs ir tada eis, reiškia, šitas padaręs, maždaug viskas yra gerai, next. Ir sako, žiūrėk, dar vienas pirmadienis. Bandom šitą įgyvendinti. Ir žinot, ką aš padarysiu, tiesą sakant, kol kas nieko nepakeisiu, tiesiog būsiu išskaidęs į 2 tas užklausas, kaip buvo lyginant su prieš tai. Ir jeigu ateiti į pirmadienis, matau 3 responsas. Ne visai, kol kas nepraskipino, matos, išspausdina irgi 1, 2, 3. Tai reiškia, jisai, nepaisant to, kad šitos 3 funkcijos įgyvendinimas, jų eiliškumas, yra išskaidytas dabar kind of į 2 atskiras eilutes, lyginant kaip kad buvo prieš tai. Tai reiškia, prieš tai buvo šitas dalykas, o tai yra lygu tas pats, kas buvo pasakyti 1, 2 ir 3. Tai yra tas pats. Tai netgi aš specialiai šitą ištrinsiu ir tada, reiškia, paliksiu tą pavyzdį va tokį, bus aiškesnis, manyčiau. Tai čia buvo tas originalus variantas, kai yra viskas vienoje grandyje. Kas ten vestuvės, tikiuosi. Jau kad taip pipina. Tai va, idėja yra tame, kad atėjusi tą 1 rautas, pirmadienis, jisai gyvendina 1 funkciją, bet jinai sako next, dėl to ateina daryti 2 funkciją, bet jie irgi sako next. Ir kadangi next, tai šitas baigia darbą ir tada eina prie va šito. Ir tada ateina 3. Ir 3 pagaliau išsiunčia atsakymą. Bet tada mes sakom, cool, trečiadienis, tai trečiadienis ten kažkoks kind of. Ne, visi ten 3 suvažiavo. Bet o kas, jeigu mes čia įdėsime konkrečiai ASD. Va, ASD. Pirma konsolė. Suvažiavo dalykas. Ir something broke. Kur jisai atėjo? Iš kur tas something broke? Paskutinis daiktas. Čia tas iš FAQ dalies. Paskutinis pavyzdys. Aiškiasi, kai jau yra fatal error serverio lygyje, kai tu kažką čia ne taip parašy, kaip reikia. O kas čia atsitiko ne taip, tai konkrečiai sako, kad mielas mano, kur tu tenais, štai funkcijai next padavė neteisingą reikšmę. O kas atsitiko? Štai kas atsitiko. Jeigu paduočiau rautą, jau veikia. Yra leistinas konkretus stringas, kurį galima paduoti į funkciją next. Vienas konkretus. Ir jisai va čia.
Ir netgi, man atrodo, dar yra kažkur viena vieta, kuri konkrečiai būtent pasako, kad nextui gali paduoti tik tai šitą ir ne kitokį stringą. Bet čia yra vienas konkretus pavyzdys. Kodėl jie pasirinko tokį stringą? Koks skirtumas? Pasirinko tiesiog. Galėjo pasirinkti žodį skip, tipo, kad eiti į sekantį ten kind of route. O kitas rautas tai yra va šitas dalykas, ne? Tai va, tada važiuoja pirmas ir trečias. Nes antras buvo praskipintas, ne? Nes pirmą funkciją vykdant, grubiai tariant, jisai pasakė skipping viską, kas toliau yra šitoje eilėje. Ja, tiesiog, tai va, ir nuėjo šitą rautą į 88 eilutę. Bet jeigu antras, trečias ir ketvirtas, tai pavyzdžiui, pats gal. Bandom. Nes čia gali būti iš tikrųjų klaidingas įspūdis susidaryti, kad peršoko varlytę per vieną. Ir klausimas, o kas jeigu būtų daugiau? Padarom daugiau. Vis tiek trečias. Ir terminale tik tai pirmas ir trečias. Ir nei daugiau, nei mažiau. Bet tada kitas klausimas yra pala, tu čia galbūt pagudravai, nes yra ta pati funkcija kind of. Bet iš tikrųjų tai pažiūrėkit iš kitos pusės. Jeigu čia yra let ten suma 0, turiu kažkokią funkciją add ir viską, ką jinai gudriai padaro, globalų kintamąjį padidina vienu vienetu. Tai čia yra kind of tas pats. Vis tiek jinai atliks savo darbą. Nesvarbu, kad yra ta pati funkcija kviečiama n kartų. Vis tiek jinai bus iškviečiama ir padarys savo darbą. Tai čia yra lygiai tas pats. Čia yra lygiai tas pats. Tuoj galim patestinti netgi kitą hipotezę. Va. Žiūrėkit, specialiai padarysiu netgi va tokį pirmas, antras. Ir va, žiūrėkit, pašalinau ten tą stringą route. Kas dabar atsitinka, kad kai ateisiu į pirmadienį, kviesiu pirmą, antrą ir paskui tik tai trečią kitame route. Tai reiškia, čia ateisiu ir tik tai tada čia ateisiu. Tai reiškia, aš galiu tą pačią funkciją n kartų kviestis ir rezultatas bus atitinkamas. Tai reiškia, išsispausinu, vis dar gaunu trečiadienį, viskas gražu ir atitinkamai konsoliai matosi pirmas, antras. Ir tada trečias. Ne, tai patys pavadinimai, jie nėra kažkuo ypatingi. Tai va. Spausintų iki pirmo, kuris turi route. Nu, pabandom, gerai, padarom tokį variantą. Pirmas, antras, trečias. Ketvirtas. Ir netgi duokim penkta. Skirtumas bus, kad visi jie nextina išskyrus penktas. Na, tai gaunasi penktas dabar yra paskutinis, ne, kad logiška seka susidarytų mintyse. Tai čia geras klausimas. Kas dabar bus? Prisiminkit visus ten 100 eilučių kodą. Visi nuo 1 iki 4 yra next. Penktas yra sendina,
Bet pasižiūrėkite šitą dalį. 5 nepaminėtas. Kind of. Pasižiūrime. Nes taip, sutinku, rautas kind of egzistuoja, ne? Bet neturėjo ką grąžinti. Ir kai tu neturi kind of ką grąžinti, tai tas pats, kas yra žvaigždutė. Idėja tokia. Tai šitoje vietoje reikia visada eksperimentuoti. Niekada neskubėkit prirašyti 100 funkcijų iš eilės, pasirašot vieną funkciją, panaudojat taip, kaip ketinat, pasitikrinat, kad vis dar gaunat to, ko tikitės ir tada tik tai tęsiat. Kad nebūtų... Čia vos ne kind of gaunasi tas pats, kad net jeigu ir kada nors kopijuojasi nuo kokio kito darbo, kuriame buvo panaši logika parašyta, visą laiką kopijuojasi po vieną gabalą, o ne visą failą iš eilės. Pasiemi vieną funkcijos gabaliuką, kitą funkcijos gabaliuką ir kiekvieną kartą vis ištestinė, kad vis dar yra tai, ko reikia. Dažnai. Nes esmė, čia kai tu visą kopinį, kai jau esi ten 2, 3 kartą, žinai, jau darai ir supranti, ką nusikopinį. Kai jau tikrai gali pasakyti, jo, šitoje vietoje tas vyksta, kitoje vietoje tas vyksta. Bet ypač kai pirmą kartą kopinį, tai geriau dalimis po truputį kopinti ir kiekvieną kartą žiūrėti, kad tas tavo nukopintas kodo gabalas daro tai ir tai, o tu tikiesi. Nes galbūt paaiškės, kad tau net nereikia to kodo gabalo, ne? Anyways, važiuojam toliau. Penktas. Ir dabar yra 5 responsas. Ok, cool. Jeigu sumesčiau 3 ir 4, atitinkamai čia vis dar 5 ir čia yra nuo 1, 2 iki 5 iš eilės. Bet jeigu ateitume, pavyzdžiui, pas 2 ir pasakytume route, vis dar 5 grąžino atsakymą, bet terminale tik tai 1 ir 2. Nuo tos vietos kind of yra return ir praskipina visas likusias arėjuje funkcijas jo. Tai yra tiesiog kažkokia... Jeigu matėtas, praskipina funkcijų. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad ir su ar vartotojas yra prisijungęs, ne? Tai aiškiai, mes galėtume galbūt pradėti skaidyti į atskiras funkcijytes, kad pirmas dalykas, išparsim cookies. Tai aiškiai, headeriuose yra cookie, išsiparsina cookies. Ok, cool, pirmas darbas. Antras darbas, pasižiūrėk, ar cookiuose yra tam tikras konkretus cookies vienas, ne? Ok, šitas yra. Nes jeigu nėra, skip, next, viskas, bye. Ir reiškia, mes šičia galime pasidaryti ifą. Sakyti, specialiai dabar bus math, random. Už daugiau už 5, jeigu daugiau už 5 paprastas next, priešingų atveju bus next su stringu route. Jaučiat, kas dabar atsitiks? Kartais ties pirmu sustos, kartais ties antru sustos. Jaučiat? Nu, žiūrėkit. Einam čia. Jo, prie šito. 1 ir 5. Kodėl? Nes pirmam rautui iškrito tinkamas skaičius ir jisai egzekutino ten tą next routą. Galiu dar kartą rolinti ir žiūrėk, 1, 5 vis dar yra, ne? 1, 2, 5. Mes dabar kitas skaičius, mažesnis iškrito. Ne? Tai čia lygiai panašiai reiškia, mes galime toliau daryti tuos pačius tose middlevaruose, tarpinėse funkcijose,
kai jau turime tokią visą seką, sakyti, pirma funkcija išparsina cookies. Tai ten next route nebus, nes išparsinti visada tu gali. Nebent kažkas yra visiškai fucked up, kad atėjęs requestas neturi savyje apskritai cookių dalies. Tarkim. Nes jeigu net nėra tos dalies, nėra prasmės parsinti ir nėra prasmės nieko kito daryti. Tada, bet jeigu tu turi cookies, antra funkcija sako, eik susirask konkretų ten cookie, kuris tave autorizavo. Tokeną. Okay. Kad jeigu neturi tokeno, viskas. Next route. Nes nėra prasmės daugiau dirbti su tavim. Bet jeigu tu turi, tiesiog paprastas next. Ir tada patenki į trečią funkciją. Ką jinai padaro? Tai, kad tu turi cookie, nereiškia, kad tu esi validus, kad tavo sesija nėra pasibaigus. Tada tikrini kitus dalykus. Patikrini, kad sesija nepasibaigus. Jeigu yra pasibaigus, next route. Viskas. Bye bye. Bet jeigu nepasibaigus, perduodi kitą funkciją, sako, okay, tu turi cookie, jis yra validus, tipo nepasibaigęs, o dabar patikrinkim, kas esi tu. Ir taip toliau. Ir 5 žingsnis, 6 žingsnis, whatever. Jeigu taip norim po mažai žingsniukais išskaidyti tą autorizacijos visą procesą, tarkime. Bet mes lygiai taip pat galėtume viską į vieną didelę funkciją pasiimti iš karto tiesiog krūvą ifo ir pačioj pabaigoje pasakyti, arba aš žinau, kas tu ir važiuojam, dirbam kažką kito, arba nežinau, kas tu ir dar whatever kažką kito darom. Tai čia tiesiog tas skaidimas toksai, mini dalių. Mini toksai skaidimas. Plius minus. Ką turi menį? Penkias, ir kontrolai, kaip vadintis kaip kartoju. Ir vienu atveju surašyti, veikia, suveikia kartoju, ir to atveju veikia kartoju. Čia bus, netgi galim turbūt padaryti 0,8 turbūt. Nes visos, aš nežinau, ar tiksliai supratau klausimą, bet nes šitoje vietoje maždaug yra tikimybė, kad kiekviena tarpinė funkcija vienaip arba kitaip baigs. Arba tipo sėkmingai arba nesėkmingai, kad ir ką reiškia sėkmė. Ir man atrodo, aš čia biškį sufeilinau su ženklu. Per šitai padarysim 0,2. Nes yra didesnė tikimybė, kad daugiau negu 0,2 iškrito. 8% tikimybė, kad yra daugiau negu 0,2 iškrita. Tai jeigu yra daugiau negu 0,2, eis į sekantį žingsnį. Ir maždaug kartą iš 5 jisai sustos. Tai šitoje vietoje. 1, 5. 1, 2, 3, 5. Ne, 1, 2, 5. Ir iki 3 daėjo. Ir net iki 4 visi perėjo. Reiškia, 4 kartus iškrito iš eilės daugiau negu 0,2. Tai reiškia, pasisekė atvejai. Tai reiškia, tam tikrais atvejais priklausomai nuo, jeigu netenkino pirmą sąlygą, viskas skipina visus likusius žingsnius. Jeigu viskas gerai, tiesiog skipina į sekantį, tai reiškia, atėjo čia, tada jisai savo patikrino, jeigu pasisekė, važiuosi 3 dalį, jeigu nepasisekė, sustoja. Galbūt. Nes čia būtų galima protingus žodžius pasakyti. Pirma, tu neturi kūkio, kūkyje nėra tam tikro tokeno, arba tokenas yra expired, arba tas tokenas yra ne expired, bet tu esi ne tas, kuo dediesi esantis. Tokių visokių protingų žodžių būtų galima pridėti.
Jo, aš ką ir sakau, mes galėtume šitų dalykų neskaidyti, pirmas, antras, trečias, ir tiesiog juos visus va čia sudėti. Jeigu tai yra įmanoma, bet tada, gaunasi, kad tipo ta funkcija pasidarys didžiulė. Ir su sąlyga, jog jeigu mes galėtume, pavyzdžiui, kiekvieną šitokią mini darbą, nes pavyzdžiui, išparsinti kukius yra bendrinio pobūdžio darbas, kuris nepriklauso nuo, apie kokį konkretų kukį tu norėsi kalbėti. Tai mes tą parsinimą ar kažkokį atpažinimą galime iškelti į atskirą failą. Ir kas gautųsi, kad šita funkcija būtų importuojama. Ir tada gautųsi, kad tu importuoji tas Lego dalis mažas ir susimportuotas Lego dalis panaudoji tokiu eiliškumu, koks tau kažkada tampa naudingas. Kad nebūtų maždaug vienos didžiulės funkcijos, kur yra visos Lego dalis visą laiką panaudotos. Čia toks kaldyk ir valdyk labiau principas, negu būtent tai, kam turiu omeny, kad pasidaryti vieną didelę funkciją, kuri turi visus tuos 4 ifus savyje. Tai čia labai depends. Prasme, dėl to ir yra tos kaip čia, atviros rankos, whatever, galim padaryti netgi tas pats pavyzdys function nuo iki. Ir tas nuo iki bus tas pats requestas, responsas ir nextas. Ir kas jame atsitiks? Jame atsitiks tai pirmas, netgi taip padarysiu, į konsolę pirmas ir tada antras, trečias, ketvirtas. Ir taip toliau. Bet čia galime įsivaizduoti, kad yra kažkokia labai ilga, protinga logika, dėl ko nepasirašys ant tas ternariukas. Bet jo, štai vietoj būtų galima panaudoti tą ternarį. Ir tada vietoj šito aš čia panaudosiu nuo iki. Tai reiškia, atkreipim dėmesį, kad aš užkomentavau buvusį variantą, kad jie ten tarpusavį nesipjautų. Ir kas gavosi dabartinėme scenarijoje, kad tai yra viena didžiulė funkcija, kurioje visos individualios dalys viename. Ir kažkas numirė, kažką praleidau. Ką aš praleidau? Cannot send headers after they are sent to client. Shit. ¿Por qué, María? ¿Por qué, María? Ne, penktas yra gerai. Send, kur yra dar kažkas bando ką siūsti? Nes pirmas, antras suveikė, iškrito geros kortos ir trečias neiškrito, tai aiškiai sako, eik į kitą rautą. Pirma penktą konsolę, antras vėl penktą konsolę. Send headers. O dieve, tai errorai. Ir paskui trečias, ketvirtas. Pala, kur penktas, aš nemačiau. Bet funkcija. Bet šičia tai jų eiliškumas neturi nieko bendro, ypač šitoje vietoje. Kiekis miršta. Ir vėl yra pirmas, antras su
Pala, 1 ir 5 konsolė. Aha. Shit. Pala. Logiška kaip. Ai, grybų karas aš. Koks skirtumas yra tarp grubiai va šitų dalių? Gal kas nors pastebėt? Bet būtent, vat, kur žymio, ne, pirmieji if, else, koks yra skirtumas tarp jų? Grubiai tariant, yra tas pats copy pasta, ne? Bet yra skirtumas. Vieno darančius gauti. Ne, velniop, kodas yra teisingas. Iš esmės loginis skirtumas koks, gal nujaučiat. Ir netgi netikrinkit pačio teksto. Tekstas yra identiškas. Tikrai, tekstas yra identiškas. Žymi netgi pats tas IDE. Ne visai IDE, bet anyways. Žinot, kur yra skirtumas? 4 funkcija daugiau nieko neturi. O už va šito yra dar ką veikti. Va kur yra skirtumas. Exactly. O šičia jinai returnina. Kai tik tai if else suveikia, viskas, bye. Returnas. Tai aiškiai, čia techniškai yra visą laiką return ten tas undefined. Bet funkcija visada jinai turi. Va kur yra prikolas. Reiškia, nesvarbu, ką tu iškvietei, bet šita funkcija visada baigs. Šičia tuo tarpu, kažkuris iš šitų suveikia ir kas tada atsitinka, toliau tęsia darbą. Kažkurį iš šitų iškviečia. Ir kai kažkuris iš šitų dviejų nexto suveikia, dar kartą kviečia kažkurį iš va šitų. Ir kažkurį iš va šitų. Ir tik tai paskui jau viskas, baigia darbą. Aiškiai, ko trūksta, man netgi aš kažkada buvau su tais response send, kur yra, buvau rašęs, kad galite įsivaizduoti, kad prieš visus juos stovi returnas. Tai šitoj vietoj, toj didžiuliai funkcijoje, iš esmės čia ir reikia return. Oh, come on. Don't be a jerk. Bet čia dabar logika pjaunas. Tik tai pirmas suveiks. Ir viskas. Kad čia turėtų būti logika. O, mama mia. Ir tai čia dar yra bugas. Nedidelis, bet yra bugas. Nes prieš tai, kai buvo if else'as, jisai pirmas if else'as kažkuris vis tiek suveiks. Ar vienas ar kitas kelias. Ir niekada antros trečias dalis negalės suveikti. Niekada. Dabartiniu atveju, jei ne šitas, tai tada bandys išspausdinti antrą ir paskaičiuos kitą tikimybę, ne, kitą meskuliukus. Ir gal suveiks, gal ne. Ir tada gal suveiks tas, ir gal suveiks tas. Ir paskutiniai daly nexto vis tiek reikia. Nes o kas bus, jeigu nei vienas iki tol nextas nesuveikia? Tai aiškiasi tavo requestas ant šito middlewaro taip ir pakiptų. Dėl to reikia galų galiausiai vis tiek nextą kviestis. Ir dabartiniam scenarijui puikiausiai. Nu,
Kaip tai kodai, klausyk, tikimybės man jau nebekrenta. Kažkaip tai nesiseka, kazino. Davai duokim 0,1. Dar blogiau. Ai, logika. O, Jesus. Dabargi viskas atvirkščiai reikia, kai taip išskaidyta. Mums reikia, va taip dabar padaryti, 0,8. Nes dabar klausimas yra, kada sustoti. Išspausdina pirmą, kad iškris skaičius didesnis negu 0,8 yra mažesnė tikimybė, nei kad mažiau negu 0,8. Ir tada eis prie antro, jeigu mažas skaičius santykinai, ir galbūt prie trečio ir taip toliau. O, žodžiu. O, invertint reikėjo logiką. Rimtai man tai pradėjo sektis. O tai tau gražuoliai kokie. Nuostabu. Ir dar greičiau užsilenks. Nu, galim tai pavaryti. Kad kuo sunkiau būtų pasiekti paskutinį žingsnį. Nu, anyways. Bet veikia. Ir tokia pasidaryti vieną didesnės apimties funkciją, kada ten tą nextą kviesti, kada nekviesti. Kažkaip nelabai galbūt, įmanoma sumastyti be abejo, akivaizdžiai, ne, kažkas pavyko. Bet iš kitos pusės, jeigu viena funkcija daro vieną darbą, tai tokią grandinę gali būti, kad kartais aprašyti ir sukonstruoti bus lengviau, nei kad vieną tokį bendrą rezultatą. Turbūt. Depends, turbūt. Viskas depends. Ja. Šitiem reikia. Suimprovizuosim, nežinau. Aš specialiai šito, neturiu kažkokio plano specialiai parodyti konkretų pavyzdį. Bet ką nors improvizuosim. Sakykime. Ypač, kai reikės su tais APIs galbūt kažką nuveikti. Galbūt, sakykime, tie bus variantai. Anyways, kažką sumastysim. Taip. Tai ten middlevarai nėra ten kažkoks labai didelis stebuklas / kosmosėlis, tiesiog yra tarpinės funkcijos, kurios daro tol, kol gali. O jeigu toliau daryti tai middlevarinių funkcijų grandiniai prasmės nebėra, tai gali kviesti tiesiog next route ir praskipins visą funkcijų grandį, tiesiog eis iš karto prie sekančio rauto. O kur esmė? Sekančio rauto. Nes jeigu paprastas nextas, tai jisai keliauja į sekančią funkciją. Tame pačiame raute. Su loginais kažką žiūriu. Ne su loginais, su logais. Log original URL, log metodas, išspausina tiesiog URL metodą, kas čia dar geras log stuffas, user info, whatever, čia nieko įdomaus. Router level middlevaras. Tai va čia tas pas birdus, ne? Aiškiasi, pas birdus irgi sako, analogiškai tie middlevarai gali būti pritaikyti. Koks čia pavyzdys? Tai aiškiasi, router use ir tiesiog paprasta middlevarinė funkcija, kuri savyje turi tą patį nextą. Ir kas dar gero?
Ir kitas pavyzdys yra tas pats router use. Prisiminkime, routeris tai yra ne kas kitas, o tas express router kintamasis, tai reiškia, grinai ant va šito kintamojo visas dirba. Ir, reiškia, turime tą pathą, koks turi būti URL, ir viena funkcija tarpinė, kita tarpinė funkcija, ir paskui atkreipim dėmesį, kad tas pats čia buvo su use'u, reiškia, būtent tie middleware'iniai dalykai, grinai kaip kad yra, grubiai tariant, kaip kad va šičia. Ir paskui jau konkretus requestų susidorojimas, ir vėl tarpinė funkcija, ir paskui tik tai responsas. Tai tas pats per tą patį. Tai svarbiausia dalis yra nesusipainioti tarp tų use ir visokių get post. O čia yra slidi vieta. Tai jeigu prisiminsit, kad jeigu jau dirbate su grinai pačiu requestu, kuris turi kažką grąžinti klientui, o grąžinimai, reiškia, yra per visus getus, postus, put ir delete metodus, tai tas palengvins darbą, ir jeigu tai yra tarpiniai dalykai prieš grąžinant, tada use'as. Dar yra tas specifinis atvejis all, kuris apjungia visus ir getus, ir postus, ir taip toliau. Čia dar gero. Next router. Va šitas. Čia matosi skirtumas yra jau nebe next route, bet next router. Ir nesupainiokit tai su šito kintamuoju. Tai yra panašų žodžiai, bet tai nėra tas pats. Okay? Tai vėl yra, jeigu čia panaudosit kitokį žodį, net jeigu čia bus parašyta šuldų buldų, šį čia parašius kitą žodį neveiks, ir jeigu čia bus šuldų buldų ir čia bus žodis router, veiks. Bet vėlgi, router, koks skirtumas, routas yra indekse, ten, kur yra tas O jeigu esi jau vidiniuose routeriuose šituose, tai tada jau ten tam next'ui atiduodi žodį routeris. O tame skirtumas. Toks keistas momentas, Ir vėl reikėtų visas kombinatorikas išbandyti, kas būtų, jeigu mes turime pas save, kur ten, čia viršui berods, tas paukščių routeris. Kas jeigu dar turėtume šuniukų routerį, kačiukų routerį, tokias 3 eilutes pas save, vieną paskui kitą, 3 skirtingus routerius, skirtingiam gyvūnam. Ir tada išsitestinti, jeigu čia kažkur tais būtų next router, ir tada klausimas, ar jisai viską nukilina ir eina prie kačiukų, šuniukų, ar kas ten atsitinka. Galim pasitestuoti. Times up. Bet ten irgi, nežinau, šitoje vietoje galim galbūt jau per daug yra. Per daug nesigilint. Tiesiog pasižaiskit su dabartiniais, kas buvo tais routeriais. Ir pabandykit dar kelius projektus perkelti ant Expresso. Senus gerus projektus. Ir žinoma, lieka ten tas reaktinis šopas, toliau vystyti. Dizainą susigalvosit patys. Tų visų sąrašų, pačių formų reikalavimai buvo berods paminėti, kas kokie laukai turi būti, ten visiškai basicas. Per daug nedarykit, neužsikaskite kiekyje. Kokias nuotraukas? Nuotraukas paskui mes darysim. Kol kas mes nemokam, kaip paimti, realiai sakykime, jeigu turint telefoną, mes kol kas nemokam iš imidžų folderio paimti nuotrauką.
Nes kol kas geriausiu atveju, ką mes sugebėtume, tai reiškia į inputą parašyti nuotraukos tą pilną URL, kur jau yra kažkur nuotrauka padėta. Ir tada tą visą stringą mes galėtume insertinti į imidžo SRC atributą. Ir tada viskas pradėtų veikti, tokia dinaminis variantas. Bet būtų logika, kad tarsi tu gali iš kompo uploadinti resursą ir jis kažkur išsisaugo ir kai reikia, gali perpanaudoti projekte pas save interfejsą. Viskas tekstai. Parduotuvės pavadinimas tekstas, nuotraukų neturi, tik tai darbo valandos yra tekstas, produktai yra tik pavadinimas ir kaina, reiškia, nėra nuotraukų jokių. Paskui bus galima pridėti prie kiekvieno imidžo uploadą nuotraukos, ten tą parduotuvės logotipas, prekės, paveiksliukas, dar kažkas tais, gal nori, userio profilio nuotrauką, sakykime, galėtų ateiti paskui. Mechanizmas vis tiek bus tas pats, tik tai klausimas yra, kaip paskui sumastysime, kad šitas resursas yra skirtas kažkokiam objektui. Tai nieko ten super ypatingo. Cool. Šiandien toks, nežinau, lėtesnis biški rytas. Bet smagiausia dalis Ekspreso man būtent tuo ir patinka, kad visi jų pavyzdžiai yra pakankamai kultūringi. Tai ir savo skaitai iš eilės viską. Ir praktikuojasi. Galėtų būti galbūt vietomis ir aiškiau parašyta, arba pilnavertiškesni pavyzdžiai, bet nevarykim Dievo į medį, ne? Gerai yra kol kas kaip yra, bet žinoma, visada gali būti geriau. Visada gali būti geriau. Cookies. Cookies. Galite pabandyti įsimest cookie parserį. Matot, reikia susinstaliuoti tiesiog package ir panaudoti. App users pats pirmas dalykas. Reiškia, ir su kiekvienu išparsintų cookiu galite eiti klausti app.cookies. Tai pasižiūrėti, kokie cookie atvažiavusi jūsų requestų. Susinstalinkit, pasižaiskit. Nieko super ypatingo. Jo, drąsiai. Prikolas bus. Aš tai neįkeliu. Tik žinoma, atsiminkim, kad, pavyzdžiui, pas mane yra kažkiek cookiai. Jeigu nėra, pasidarykit. Double click. Kažką parašėt, ne? Turit cookie, viskas. Refreshinat puslapį ir tie cookie pradės vaikščioti. Ir galbūt pamatysit. Ten realiai nieko ypatingo. Analogiškas app use, ten tas cookie parseris iškviestas 1:1 ir paskui konkrečiose funkcijose, kai kreipiesi, sakai iš ten to request.cookies. Atiduok. Ir pamatysi, atėjo arba netėjo cookie. Plius visada galite, ypač jeigu paimsite šitą cookie parserį, paskaitykit jo dokumentaciją. NPM-inį puslapį, kaip juo naudotis. Realiai bus request.cookies.